Aš visada kalbu ir aiškinu apie tikslinės auditorijos svarbą ir naudą. Ir manau, tie liko tik vienetai, kurie dar nesupranta savo tikslinės auditorijos ir net nesupranta, kas tai yra. Bet šiandien mes pakalbėkim apie tai, kaip mūsų ta protingoji tikslinės auditorijos analizė, kaip tik mums nepadeda, o trukdo ir žlugdo pardavimus. Sveiki, aš Erika ir čia mes kalbam apie marketingą, pardavimus, socialinius tinklus ir dirbtinį intelektą. Jau praėjo tie laikai, kai SMM specialistai, socialinių tinklų administratoriai buvo tiesiog samdomi turiniui vesti socialiniuose tinkluose, postams rašyti, istorijoms kurti ir niekas iš jų per daug nieko nereikalavo. Dabar visi tapo protingi, visi strategai, sistemų kūrėjai, vedliai. Visi pirmiausia dabar aiškina, kad reikia pirmiausia sukurti strategiją, atlikti tikslinės auditorijos analizę, kas devus, apklausas, interviu. Ir tada mes piešiam avatarą ir voila, aš turiu savo idealų klientą. Tik pasakykit man, prašau, ką jūs darot su tais avatarais? Pasidalinkit, kaip jie jums padeda uždirbti. Ir jeigu tavo protingas SMM aprašė tavo avatarą kaip protingą moterį nuo 25 metų iki 40, kuri gyvena mieste, ji nori būti graži, uždirba 1000 eurų, mesk ją į šiukšlių dėžę. Ši informacija nieko verta ir su šia informacija neįmanoma dirbti. O tavo SMM laikas jau į pensiją. Jeigu dar per anksti, siųskit pas mane, aš pamokysiu, ką reikia daryti su ta analizė, su ta informacija iš analizės. Nes šiame video aš ir noriu parodyti, kaip žmonės prisidengdami protingomis lentelėmis užsiima visišką nesąmonę. Kaip jie švaisto jūsų pinigus, jūsų laiką ir verčia jūs jaustis nevykėliais, pildant tas didžiausias lenteles. Jas pildyti nėra blogai. Blogai yra nežinoti, ką su jomis daryti, panaudoti netinkamai. Nes dauguma pildyti moka, analizuoti moka, bet nežino, ką su tuo daryti ir kaip tą visą informaciją ir kur pritaikyti. Nes anksčiau pas mus būdavo kursuose tokie mokymai, įsivaizduok save prieš 10 metų, tai tavo klientas esi tu prieš 10 metų. Absurdas, ne? Tada tapo protingesni. Reikia paklausti auditorijos, ko jie nori, kas juos neramina. Reikia daryti kas devus. Ir čia yra didžiausias spąstai. Aš turiu klientę, puikią SMM specialistę, kuri mokosi pas mane kurti strategijas ir turinį socialiniams tinklams dirbtinio intelekto pagalba. Per kelis mėnesius ji pasiekė tikrai nerealių rezultatų ir jos viena iš naujų klienčių yra kosmetologė. Labai puikiai specialistė, dirbanti su išskirtiniais produktais, aparatais, bet mažai kam žinoma, mažai kam matoma. Kas daugeliu atveju ir būna su tais gerais specialistais, nes jie socialiniuose tinkluose yra nematomi, kadangi patys nenori gilintis į marketingą ir žinoma neturi tam laiko, todėl jie bando nusimesti tą naštą ir deleguoti ją kitiems. Tai yra normalu. Bet jeigu jūsų SMM specialistas yra tik techninis specialistas, tai gaunasi taip, kaip mano klientei, kuri per 2 metus darbo su SMM specialistu pasiekė 100 sekėjų ir nei vieno kliento. O turinys tai apskritai neaišku, kam skirtas, koks jo tikslas, todėl aš šiandien ir pasakosiu daugiau galbūt per realias istorijas, neatskleisdama apie ką tai. Paimsiu keletą pavyzdžių, kad būtų ir jums naudinga ir jūs galėtumėte tą gautą informaciją iš manęs ne tik išklausyti, bet ir panaudoti. Panaudoti savo ir nedaryti tokių pat klaidų. O dabar aš prašau sustoti ir pagalvoti, kaip jūs renkatės kosmetologą. Kokie kriterijai jums svarbus renkantis kosmetologą. Jeigu pas kosmetologą jūs nesilankot, pagalvokit, kaip jūs renkatės gydytoją. Pas gydytoją visi vaikšto. Aš apie tai jau kalbėjau ir su savo mokiniais, ir su savo klientais ir pasidalinsiu jų atsakymais. Taipogi aš peržiūrėjau nemažai apklausų, nemažai forumų, kanalų, kur galima surasti tokią informaciją, o jūs galite sustabdyti ir gerai apgalvojus parašyti savo komentaruose. Arba žiūrėkit, darom dar geriau. Po šiuo video parašykit, kas jūs esat, kuo jūs užsiimat, ką parduodat ir tegu po jūsų komentarų jūsų potencialūs klientai pakomentuoja, pagal kokius kriterijus renkasi jūs kaip specialistą. Bus ir jums naudinga, ir mums įdomu. Dabar pasižiūrėkime atsakymus, kas svarbu žmonėms renkantis kosmetologą. Tai diplomas, jį turi turėti aukštą išsilavinimą. Jeigu kosmetologė, kuri dirba su fileriais ar kažkokiamis sudėtingomis procedūromis, tai būtų gerai medicininis išlavinimas. Keisai, atsiliepimai, gyvenamoji vieta, kad suprasčiau, apie ką kalba, maloni išvaizda, kad išspręstų mano problemą. Rekomendacijos, rezultatai. Ar sutapo jūsų mintis mano mokinių, mano klientų mintimis? Šie atsakymai iš tiesų yra aukso vertės. Ir ką daro SMM specialistas? Jis paima šį sąrašą, šios atsakymus ir pritaiko žinoma turiniui. Juk
tai yra teisinga, taip visi ir moko. Auditorija nori diplomo, šunu, padarom postą mano diplomas. Auditorija nori rezultato, atsiliepimų, puiku, štai prieš, tai po, žiūrėkit. Atrodytų viskas gerai, bet kodėl tai neparduoda, kaip mes norėtumėm? Todėl, kad į atsakymus SMM specialistas ar jūs patys žiūrit paviršutiniškai. Svarbu ne tik gauti informaciją, bet ir mokėti ją apdoroti, mokėti ją suprasti. Suprasti, kur slypi tikroji esmė ir kur ir kaip ją panaudoti reikia teisingai. Geras specialistas mato truputį plačiau, mato giliau, jis moka išgirsti už žodžių. Kai žmogus sako, kad jam reikia diplomo, jam reikia atsiliepimų, jam reikia patirties, kas jam iš tiesų yra svarbu? Pagalvokit, kas iš tiesų jam yra svarbu, kas jums iš tiesų yra svarbu. Visa tai reiškia vieną klausimą. Ar aš galiu tavimi pasitikėti? Bet ar iš tiesų tas diplomų rodymas padeda mums įgyti pasitikėjimą? Kai mes suprantame, kad pagrindinis sprendimo faktorius yra pasitikėjimas, o ne kažkoks popierius kabantis, viskas keičiasi. Žmogus išreiškia paprasčiausiai tą pasitikėjimo poreikį jam suprantama kalba. Aš noriu matyti diplomą. Bet vien diplomo rodymas nesukurs reikiamo konteksto, kad jis mumis pradėtų pasitikėti, kad jis iš mūsų pradėtų pirkti. Kai jūs renkatės gydytoją, pavyzdžiui, ar ten psichologą gydymo įstaigoje, ar jūs galvojate apie tai, ar jis turi diplomą? Ne, tai kas jums yra tuomet svarbu? Pagalvokit, jeigu prieš jūs stovėtų 30 kosmetologų ir visi mojuotų vienodais medicinos diplomais, pagal ką jūs rinktumėtės tada? Kas tada taptų jums svarbu? Būtent todėl aklas prašymų vykdymas, ką jūs išgirstat iš klientų apklausų metu, analizuodami savo tikslinę auditoriją, neduoda jokio efekto. Mes turime suprasti giluminę baimę, giluminį poreikį. Ir šiuo atveju yra poreikis pasitikėti ir kurti turinį, kuris atlieptų būtent jį, o ne tą paviršutinišką prašymą aukštojo išsilavinimo diplomas. Ką dar mes išsigryninom su savo kliente, kuri ruošia strategiją savo klientai, kas yra dar svarbu renkantis kosmetologą. O kiti imkite pavyzdį gydytoją ir jį analizuojam. Taigi, kas yra svarbu? Kaip kosmetologas dirba, kur dirba, su kuo dirba, kokias procedūras atlieka, kokias problemas sprendžia, žiūriu, su kokiamis problemomis kreipiasi žmonės ir žiūriu, kokie jų rezultatai, ar jis padės išspręsti mano problemą. Ką daro specialistas? SMM specialistas arba jūs, jeigu jūs vedate savo socialinius tinklus ir analizuojate savo auditoriją, išgirdęs šios atsakymus. Jūs puola daryti dviejų tipų turinį. Tai rodo bendrus atvejus prieš procedūrą, po procedūros, prieš operaciją, po operacijos, rašo naudingus kažkokius edukacinius įrašus, pavyzdžiui, kam reikalingas vitaminas C, kiek reikia vandens išgerti, kad jūsų oda būtų graži. Arba dar geriau parašo protingą kažkokį žodį arba žodžių kažkokį junginį, kurį supranta tik jis pats. Ar žinoma dar kiti kosmetologai, bet juk jūsų turinys ne kitiems kosmetologams, jūsų turinys yra jūsų sekėjams, jūsų potencialiems klientams. Ir vėl norimo rezultato neturiu, nes žmogus žiūri į tas prieš ir po nuotraukas, jeigu daeina iki jūsų profilio, nes tie protingi užrašai ant rilsų ar ant karuselio, kuriuos suprantat tik jūs ir kiti kosmetologai arba gydytojai, niekaip nepatraukia dėmesio. Ir žmogus paprasčiausiai jūsų net neranda, žmogus net nežino, kad jūs esate toks protingas ir jam reikalingas būtent jūs, nes jūs pasislėpėt už kažkokių protingų žodžių, neaiškių jam žodžių, gražių nuotraukų. Taigi žiūri į tas nuotraukas, postus, karuselės ir vienas klausimas. O tai kas čia yra dėl manęs? Ar man šios procedūros padės? O kam jos yra tinkamos? Ar man su tokia oda jos tinka? Žiūriu į nuotraukas, į tas nuotraukas, kur dalinatės prieš, po, nematau jokio skirtumo. O kam pinigus man mokėti? O Dieve, pas šitą tai kaip baisiai, jau tikrai per daug. O pas mane visai kitokia lūpų forma, gal man atrodys negražiai, man padarys anties lūpas ir aš noriu tik šiek tiek pakoreguoti, o nesmarkiai didinti. Ne, man čia netinka, jisai sako. Ir jis išeina ieškoti dar kitur. Mes žiūrim, pavyzdžiui, į moterį su makijažu. Nuotraukos prieš ir po, kas labai yra populiaru. Oi, kaip gražu, bet tai gerai, kai jos tokios jaunos, ką mes galvojam vyresnės, ne? Nes kai aš pati save pasidažau, kokios problemos mane kamuoja, mano raukšlės dar labiau išryškėja ir nieko daugiau.
Ar suprantat, ko iš tiesų žmogui reikia? Suprasti, ar tu jam padėsi su jo problemomis. Ar tu padėsi man su mano problemomis. Kaip man iš jūsų turinio suprasti, kad jūs padėsit man būtent su mano pigmentinėmis dėmėmis, su mano berimais, su mano raukšlėmis, su mano kreiva nosimi, su mano nukritusiais žandais, su mano kreivais antakiais. Kaip būtent sužinoti, kad ekspertas, kurio turinį aš dabar žiūriu, seku, kad šis ekspertas padės būtent man. Kaip manot, ką reikia rodyti? Pasidalinkit komentaruose. Ir spėju, čia jums iškilo klausimas, tai kaip man parduoti, kokį turinį kurti, kad man sekėjų niekada netruktų, kad tie sekėjai taptų mano klientais, kad patys pinigus neštų, iš manęs produktus, paslaugas pirktų. Ir visi čia kartuoja tą pačią mantrą. Reikia duoti naudos. Nauda, nauda, nauda. Žmonėms reikia naudos. Kitu atveju jie netampa jūsų sekėjais, o kai ateina į profilį, pamato, kad ten labai daug naudingos informacijos, jie tampa jūsų sekėjais, ko pasakoje paskui tampa jūsų pirkėjais, jūsų klientais. Gerai, tai gal ir duokit tą naudą, tikrą naudą, o ne sausą kažkokią informaciją. Nes dabar, kiek matau, jūs nepastebėjot, kad Instagramas tampa pamažu enciklopedija. Ten pilna įrašų, kurie atsako į klausimą, kas tai yra. Bet beveik nei vienas nepadeda suprasti, kaip jūs man arba kitiems žmonėms padėsite išspręsti mano problemą. Kaip jūsų produktas padės būtent man. Sakysit, bet karuselės su naudingais įrašais labai gerai veikia. Taip, žinoma, jos veikia, žiūrint, kokiai nišai tai yra pritaikyta. Pavyzdžiui, paimkim Instagramą, socialinius tinklus. Nauja funkcija Instagrame. Kažkokie turinio vienetai, kurie turi būti jūsų tinklaraštyje. Antraščių formulės, antraščių pavadinimai, kurios įtraukia skaitytojus. Aš tokią informaciją iš karto pasiėmiau, perskaičiau ir iš karto ją galiu pritaikyti savo. Aš peržiūrėjau savo turinį, įsivedu tą naują funkciją, jeigu jos dar neturėjau, pasitikrinu, ar pas mane yra visi tie turinio formatai, galbūt kažkokį pasimsiu, jeigu man naudingas. Tai aiški pritaikoma nauda. Bet dabar man pasakykite, kaip informacija apie kamparo spiritą padės žmogui išspręsti jo problemą. Kur jis panaudos tą informaciją? Kaip tie naudingi postai padės suprasti, kad tu, daktarė, man padėsi. Iš tavo posto apie kamparo sudėtį ir jo savybės aš net nesuprantu savo problemos. Man reikia specialisto, kuris paaiškintų, kas man darosi ir kaip tu gali man padėti su tuo susitvarkyti. Man visiškai nesvarbus tas kamparo spiritas. Nesvarbus, kol aš nesuprantu, kad būtent jis yra mano sprendimo dalis. Kiek žmonių, pagalvokit, ieško informacijos tokio tipo, kas yra hialuronas, kas yra kamparo spiritas, kas yra vitaminas C. Ar kai jūs norit sužinoti tokią informaciją, jūs einat ieškoti Instagramą? Greičiausiai ne. Dabar populiariausia yra klausti ChatGPT. Jis daug greičiau atsakys ir nereikės gaišti laiko ieškoti informacijos kaip bibliotekoje. Nes Instagram, supraskit, nėra biblioteka. Kodėl jūs manot, kad žmogus gaiš laiką ieškodamas informacinio kažkokio posto apie kamparą? Kodėl jūs manot, kad žmogus turi skaityti, gaišdamas savo brangų laiką, jūsų informacinius postus apie kamparą ar kažkokius kitus vitaminus, ar kažkokias kitas medžiagas? Tai ne marketingas, atleiskit. Žmogus nori sužinoti ne kas yra kamparas, ne kas yra vitaminas C, ne kas yra hialuronas, o ar jūs galite išspręsti jo problemą, kaip jūs galite jam padėti, o jūs jam pasakojate apie kažkokius Wikipedijos faktus. Tai šauksmas į tuštumą. Jūs aukojat ir savo laiką arba mokat pinigus kitiems, kad jie kurtų kažkokį bereikšmį turinį, kuris nekuria jokios vertės nei jums patiems, nei jūsų klientams. Pažiūrėkim, kas dar žmogui svarbu, renkantis tokio pobūdžio specialistus. Tai aplinka, estetika, kad nebūtų namų sąlygomis, kad žmogus būtų malonus, kad su juo man malonu būtų bendrauti, kad aš jausčiausi komfortiškai ir kad mano bilaukai sutaptų. Žinot, kai aš renkuosi tokio pobūdžio specialistus, aš juos renkuosi kaip ginekologas. Su juo noriu jaustis patogiai, aš noriu juo pasitikėti. Klientai, kurie ieško tokio pobūdžio specialistų, jie ieško ilgam. Tokio, pas kurį tu nori eiti, o ne kurio vizito tu bijai. Ir jeigu jūs suprasit marketingą arba samdysit suprantantį žmogų,
Jums nereikės šokti plikais papais ar kažkaip kitaip čiūdintis prieš kamerą, kaip daugelis moko. Jums tikrai nereikia absurdiškų kažkokių scenų, kad jūs pritrauktumėte auditoriją. Dažniausiai tokie triukai baigėsi katastrofa. Įsivaizduokit, ginekologas negali jūsų priimti, jam reikia sušokti tango, kad jūs apšildytų. Nuskamba kvailai čia tas pavyzdys toks perkeltinė prasme, bet būtent taip šiandien elgiasi daugelis ekspertų. Dauguma įsikandę tą žodį apšildymas, bet nelabai supranta, ką tai reiškia. Ir nesupranta, kad ne visada jo reikia, ne visiems jo reikia. Kartais apšildymas kaip tik mažina jūsų pelną, jūsų uždarbį ir sudegina auditoriją. Visi gavo kažkokį vieną Petrutės šabloną per jos mokymus ir dabar kūrė kažkokias strategijas, planus, bet rezultatas šnipštas, nes jiems neveikia taip, kaip žadėjo. Tada jie galvoja, oi, aš netikęs, aš kažkoks netikėlis, nemoku, aš ne ekspertas, ne tu nevykėlis. Tiesiog mokytojas tau nepaaiškino, kam tinka toks apšildymas, o kam tinka ir reikia visai kitokios strategijos. Jūs turite suprasti, kaip jūs norit, kad jūs matytų klientas, kad jūs jis sektų todėl, kad jūs esat geras specialistas, o ne todėl, kad jūs gerai šokat. Jūs norit būti gerų specialistų, gerų gydytojų, ar todėl, kad esate daktaras klaunas. Paklauskit savęs, kaip jūs renkate specialistą? Kas turi atsispindėti to specialisto socialiniuose tinkluose, kad jūs juo pasitikėtumėt ir norėtumėt eiti būtent pas jį. Ar jūs renkatės gydytoją, kuris gražiai šoka, ar tą, kuris išmano savo darbą, kuris čiūdinasi, ar kuris padeda išspręsti jūsų problemą? Ar niekada jums nekilo klausimas, kad ne visiems tas durnas humoras tinka? Vietoj to, kad pritrauktum savo tikslinę auditoriją, tu pritrauki minę žmonių, kurie tiesiog įpratę skrolinti telefoną, juokiasi ir tyčiojasi. Kiekvienam kurse jums kartuoja, rodykit dar asmeninį gyvenimą, kalbėkit apie nesėkmes, jums reikia suartėti su auditorija, kitaip jūs su jie nesuartėsit, joms patinka nesėkmes, kitaip iš jūsų niekas nepirks. Ir būtent čia dauguma pasiduoda. Ne todėl, kad nematytų prasmės socialiniuose tinkluose, o todėl, kad jie nenori to daryti. Jie nenori daryti to, kas jiems neprimtina ir meta iš socialinių tinklų vedimą. Jie nenori verstis per galvą, vaidinti, nenori atverti savo asmeninės kažkokias istorijas, kalbėti apie kažkokius dalykus, kurie su profesija jų neturi nieko bendro. Ir aš juos labai gerai suprantu, nes normalų, kokybišką turinį kurti ir taip nėra lengva. O jei dar tu turi lipti per save ir daryti tai, kas tau nepatinka, tai išvis tampa kankinė. Tu gaišti savo laiką, tu išsidirbinėji kaip kvailys ir vis tiek neturi kažkokio gero rezultato. Tai demotyvuoja, tai išsekina. Tai yra ta pati juodoji skylė, į kurią tu atiduodi visą savo energiją ir nieko negauni atgal. Dar viena didžiulė problema ta, jog daugelis yra išmokyti tik įrankių. Kaip filmuoti reelsus, kaip rodyti nesėkmes būtinai, kurti dramas, kurti intrigas, daryti lead magnetus, kurti asmeninį prekės ženklą, uždaryti skausmus, baimės, kelti pasiekiamumą. Jie aiškiai supranta algoritmus, bet neturi jokio pamato. Visa tai, ką aš vardinu, tai yra įrankiai kažkokiam tikslui pasiekti. O kiekvienai nišai šios įrankius reikia atitinkamai ir parinkti. Ne kiekvienam tas tinka. Vienam reikia daugiau vieno, kitam reikia mažiau kito. Tai niekada neveikia visiems vienodai. Nėra vieno šablono kažkokio bendro. Todėl norint suprasti, kaip visą tai veikia, reikia ne dar vieno kurso, ne dar vieno šablono, o gebėjimo sujungti visus įrankius į sistemą. Svarbu mokėti šiuos įrankius susijęti tarpusavyje, pritaikyti ir suprasti, ko konkrečiai reikia jūsų ar jūsų kliento projektui, jūsų auditorijai. Reikia pamatyti sprendimus ir kurti naujus. Kai jūs suprantat, kaip veikia visa sistema, jūs turite tvirtus pamatus ir jūs matot visumą, jums viskas tampa aišku. Įsivaizduokit, kad jūs statot namą. Jūs statydami namą, juk mąstot logiškai. Kur bus vandentiekis, kur bus kanalizacija, kur bus miegamasis, kur bus virtuvė, kur bus vonios kambarys ir jūs viską dėliojat logiškai pagal planą, o ne pagal kažkokią nuotaiką, ne taip, kaip pasakė kaimynė, Petrutė, Onutė. Jūs negrebėt pirmų pasitaikiusių vamzdžių, kažkokių įrankių, nekišat jų bet kur, kad būtų greičiau. Tiesa, jūs suprantat, kad jei nedarysit pagal planą strategiškai, jūsų tualetas gali atsirasti svetainėje, o virtuvės kriauklė gali atsirasti miegamajam.
Versle lygiai tas pats. Kai jūs mastot strategiškai, jūs matot, su kuriais tikslinės auditorijos segmentais jums geriau dirbti, kas jie, jūs suprantat juos, apie ką jie, kokios jų problemos, kokie jų motyvai, kaip jie renkasi, jūs suprantat, kaip jums kurti turinio strategiją, kokius produktus jiems reikia siūlyti. Kaip jums supakuoti į aiškę produktų liniją tuos produktus ir kaip parodyti jų vertę per turinį, per socialinius tinklus. Jūs tada matot tą sąryšį tarp šių segmentų, suprantat, kur yra jūsų auditorija, kokiuose kanaluose ir tik tada viskas pradeda veikti efektyviai, kryptingai. Yra tokių nišų, kur, pavyzdžiui, gyvenimo rodymas išvis nereikalingas, ypač gydytojams. Jeigu pažiūrėtumėm visus atsakymus, kuriuos jūs patys davėte, kuriuos aš skaičiau, apie tai, kas jums yra svarbu renkantį specialistą, mes pamatytumėm, niekam neįdomu, su kuo jūs miegat, kiek kartų šiandien nusičiaudėt, ką pavalgėt. Jeigu jūs dirbat pagal sistemą, jums tokių klausimų apskritai nekyla. Jūs tiksliai suprantat, kam reikia tai rodyti, kodėl reikia rodyti ir ką konkrečiai reikia rodyti. Ir kam iš viso reikia. Tai kodėl vis tiek žmonės tai rodo? Aš manau, kad pirmiausia tai todėl, kad kažkur kursuose tai pasakė reikia daryti. Antra, greičiausiai gali būti todėl, kad tiesiog nežino, ką rodyti, nežino, ką daryti. Ir aš tikrai mačiau ne vieną atrodytų rimtą specialistą, kuris išsidirbinėja tikrai kaip klaunas, dalinasi kažkokiais kvailais rilsiukais, nes jam pasakė, kad taip reikia, tai pritrauks auditoriją, nes ar marketologė ar socialinių tinklų administratorė pati taip surinko auditoriją. Bet ar tau tikrai reikia tų milijonų sekėjų, kad tu galėtum dirbti kaip specialistas savo nišoje? Ar tau to reikia? Gal verčiau susifokusuoti į savo auditoriją, kuriai tu esi reikalingas kaip savo srities specialistas, o ne dramų karalienė ir intrigų kūrėjas. Nes svarbiausia tai yra rezultatas, prie kurio jūs atveda jūsų turinys. Ir dar viena didžiausių klaidų, kurias matau darant ekspertus, yra aklas šildymo strategijų kopijavimas. Jūs matot, kaip kažkoks blogeris, galbūt ir kažkas išmokė jūs, ar infoverslininkas sėkmingai parduoda kursus ir bandot tą patį piltuvėlį, tą pačią strategiją pritaikyti savo praktikai. Jūs perkat iš jų mokymus, darot viską, kaip jie sako, bet matot, kad jums tai neveikia, nes tai, kas tinka jiems, visiškai netinka jums. O kodėl ir kokias klaidas dauguma ekspertų daro, mes jau pakalbėsim kitame video, aš papasakosiu išsamei apie klientų kelią, kokiu keliu jie eina ir kaip jie priima sprendimus. O šiandien aš tikiuosi, jums buvo tikrai naudinga, palikit komentarą, žinoma, bus labai malonu, jeigu pasidalinsit šio video su kitais. Jums tai nieko nekainuoja, o man labai malonu ir duoda supratimą, kad jums tai yra naudinga ir skatina, žinoma, veikti, kurti vis daugiau naujų video.